Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Pagaliau sulaukėme pirmo reido po atostogų, o pas mus nieko naujo. Mes vėl apie tą patį. Jau 8 sezoną bandysime atsakyti į vieną vienintelį klausimą. Kodėl mes vairuojame kaip laukiniai? Per policijos reidą Kretingos rajone įkliuvo pilietis jau nekartą sėdėjęs areštinėje už vairavimą išgėrus. Tame pačiame Kretingos rajone per tą patį policijos reidą vienu Krivulės mostu sustabdyti iš karto 2 girti vairuotojai. Puliau gerti. Dar sako, žmonės blogai gyvena, nerenka. Savaitės skaičiai apie tai Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro inspektorė Virginija Radivonienė. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruota 29 eismo įvykiai, iš jų 3 įskaitiniai, kurių metu sužeisti 3 žmonės, 1 žmogus žuvo. Kelių eismo taisyklės pažeidė 330 eismo dalyvių, iš jų 12 vairuotojo transporto priemonės vairavo būdami neblaivūs. Laidą pradėsime nuo paprasto chamizmo, kurio netrūksta mūsų keliuose. Penktadienį apie 4 valandą popiet Raudonės ir Jūreivių gatvių sankryžoje džipo Nissan vairuotojas važiavęs pagrindiniu keliu atsimušė į iš šalutinės Jūreivių gatvės išvažiavusi automobilių Proton ir iš avarijos vietos pabėgo. Nekaltas dėl avarijos, o pabėgo. Išvažinėjau iš čia, pasižiūrėjau į šitą pusę, nėra mašinos. Baiginėjau manevrą ir pasiranda kokia 120. Šitas, net ten ir žmonės vaikai buvo. 120, bet šitą gatvę? Gal 100, manau. Ir va, baiginėjau manevrą, jis man į galvą, matė galvą ir aš apsisuku. Jis toliau nuvažiuoja, tai mašiną užblokuoja jį. Taip gaunas, kad užblokuoja. Jis išlipa ir pabėga. Tai nesidėmėt, kaip galėjo atrodyti iš toli, per toli truputį buvo. Vaikai, matė, kad sakė, jis praplikęs, kažkoks ten baltamaikė. Baltamaikė, pagyvenęs, praplikęs. Nu, nepagyvenęs, jaunas, ten dar su moterim buvo, matė, psichiškai paaiškėjo kartu. Ai, šit kaip netgi. Bet dabar žiūrėkit, istorija kokia. Jūs iš šalutinio kelio išvažiavo. Nu taip, bet matot, man negalinę dalį daugiau davė, negu į priekį. Belieka tik stebėtis, kaip Nissanas važiavęs prieš eismą nesukėlė dar kelių kaktomušų. Vėliau paaiškės priežastis, kodėl džipo toli nenuvažiuota. Per avariją trūko vairo traukė. Na, o praėjus 5 paroms po avarijos policija atkasė vairuotoją, kurio pasirodo ieškojo Gargždų policija dėl arešto vengimo už smulkią vagystę. Pilietis dabar sėdės už tai 30 parų, o ten žiūrėk, į teismą atkeliaus ir dokumentai už šį cirką. Avariją, pabėgimą, be vairuotojo pažymėjimo ir taip toliau. O tas taip toliau tą penktadienio vakarą persikėlė į Kretingos rajoną. Pats pirmas automobilio stabdymas Darbėnuose ir iš karto neeilinė istorija. Pilietis į dūdą pripūs sunkų girtumo laipsnį ir čia nieko tokio, nes jis vairuoja tik girtas, įkliūna jau 5 kartą ir ką tik buvo grįžęs iš areštinės, kur už tai porcija jau atsėdėjo. Kada tu sėdėjai parų? Ne. O už ką sėdėjai? O kada buvai pakliuvęs šitą bat? Irgi neblaivus, nebuvai pakliuvęs? Bet nesu tą mašiną? Ne. Sakau, šį vakarą nusipirkau. Vakar nusipirkai mašiną. Ir teisme paskyrė kiek tau baudos? 20 parų. 20 parų. Tai dabar jau atsidėjęs. Nu, atsidėjau, parėjau. Tai čia Kretingai paskyrė teisme, Jo. Taip ir mąstoma, taip ir važiuojam. Švėjus. Su tokiam promiliam. O gražiai šneka. Parėjau. Šį vakarą taip nusipirkau. Kaip šlaibis kišom. Ir kokią sukišai? Šau 1200. Ai, pažiūrėt, už ką tu čia mokėjai? 1200, o peleninė neiškratyti. Tu man dabar atsakyk, Edvardai, kaip areštinių veteranas. Palauk, aš tavęs noriu paklausti apie kamerą, ten tikrai taip gerai sėdėti? A gerai duoda valgyti? Gerai duoda valgyti? 45 paras. Palauk, 20 už girtumą važiavai. O prieš tai dar? Что toks buvo? Tas pats. Tai čia 3 jau. 4, 5, man atrodo. 5 atrodo? Ir visi klaipėdiečiai forminu tai? Ne, Kretingai. Sakai, kai Kretingai nestabdo tai, bijo. Ai, bijo Kretinga tavęs? Kretinga mums nebijo, sale. Kad aš galiu nuvažiuoti padaryti čia.
Čiūdų gali padaryti. Bet žodžiu, patari sėdėti. Vartų, čia manį maišana. O tu savo vardą negalėjau parašyti? Ar čia per mane, ar per girtumą savo? Per tau tų kalbėjimų. Atsiprašau, galiu patylėti. Ką su tokiais daryti? Klausimas be atsakymo. Lietuva iki šiol negali atsitokėti nuo Virbalio tragedijos, kai per girto vairuotojo sukeltą avariją žuvo 7 žmonės. Tas girtuoklis irgi geras vaisius buvo, 5 kartus kliuvęs girtas už vairo. Tuo metu Darbėnų žmonės pradėjo būriuotis aplink tvoras, kad aptartų to vakaro vyksmą Darbėnuose. Čia mes filmą filmuojam apie Darbėnų girtuoklius. O apie Klaipėdos? Apie Klaipėdos bus irgi. Filmuojat. Mums atvažiuoti Klaipėdos filmuoti. Apie Klaipėdos filmą. Matot, vat, Galima. toks. Bet tarybės laikas irgi važinėjai kretingos policijai. Skodai, gai, skodai šiai Darbėnus. O dabar Klaipėda atvažiavo į Darbėnus ir iškart pagavo jūsų. Klaipėdos Darbėnus. Tada jie nebuvau. Очень parodyt, ką eina. O patiem būti linksmam ir parodyt, ką gerai eina. Smarkiai važiuoti. Girtai važiuoja per Darbėnų centrą. Va. Aš blavęs nesvažiavęs vis gyvenimą. Ir kaip sekėsi? Taip, darbai. Vo, 57 metų dar gyvas. Ir nepagavo nė kartą. Ko neturi pagaudyti. Savęs draugą buvom. A, čia rimtos pažintys pas jūs tada. Kieti. Darbėną vis keiti. Vis keiti. Kaip galbūt keiti. O tuo metu kitas Klaipėdos kelių policijos biuro magistralinių kelių būrio ekipažas pačioje Kretingoje, važiuojant link Padovarių, vos ne vienu Krivulės mostu sustabdė 2 automobilius, kurių vairuotojai buvo girti. Vienas pūtė virš 1, kitas virš 2 promilių. Pradėkime nuo sunkesnio. Labadiena, ponas. A pagavo policija? Ne, nepagavo, tikrai neįsinešė dokumentus. Aha. O už ką įsinešė? Dažnai įsinešė tikrinti dokumentus. Dokumentus tikrinti. Nu, dokumentus tikrinti. Ginimus. A pūtėt ką nors alkotesterį? Nu, įsinešė visko. A tai pūtėt į alkotesterį ar ne? Nu, į dūdą. Jo, pūtėm įsinešė visko tikrinti. Ir kiek įpūtėt į dūdą? Nežinau, įsinešė ten, aš nežinau dabar tiksliai. Kaip tai jūs nežinot? Taigi jūs 2 promilės įpūtėt, ar ne? Nu, tai įsinešė patikrinti. Ką patikrinti? Dar reikės pūsti. Dar reikės pūsti? Nu. Kodėl? Nu, dar reikės pūsti. O kodėl? Nu, aš nežinau. Tamsta vairavot šitą golfą. Vairavo. Taip. Pūtėt alkotesterį? Pūtėjau. Pūtėjau. 2 įpūtėt, mačiau, kad 2 promilės. 201 įpūtėt. Nu. Nu. Bet dar viens įpūsti reiks. Su kuo darbą važinėsit mašiną, tai atims jūsų? Su dviračiu važinėsiu. O čia tai sprendimas. O čia tai vyriškas sprendimas. Aš džiaugiuosi šitą jūsų sprendimą. Kuom vardu esat? Antanas. Antanas? Irgi Antanas. O aš jums panašus į Antaną, kad sakot, aš Antanas irgi. Nu, panašus. Į Antaną aš panašus? Nu, panašus. Į Antaną? Jo. Ne, jūs man panašus į Antaną. Antanas vėliau su visko sutiks be ginčių, o štai lengvesnių promilių savininkas nenorėjo sutikti su savo promilėmis esančiamis organizme. Kodėl nesutinkat su parodymais alkotesterio? Nu, taip nesutinku viskas. Nu kodėl? O taip, kodėl ir viskas. O kas iš to jums bus? Nieko nebūtų, taip. Nu, paprasčiausiai nieko, aišku, nesutinku ir viskas. Nesutinkat, kad lengvas girtumo laipsnis jums nustatytas, nesutinkat? Jeigu šiandien, kaip sakant, neišgėjau, aišku, vykusi paskanė. Šiandien šitne, net alaukina butelį. Nu tai jeigu vakar gėrėt. Nu tai vakar gėrėt, bet jeigu kabučio šiandieną išgėrėt, važiavęs, 1,16, nedaina man, jai. Nu dabar čia įpūtau vieną alaus rytą išgėriau, kol čia kas, kol ką, o dabar tik tai... Sunku ką ir patarti žmogui, tačiau nesutikimas su savo promilėmis tikrai nėra lengvinanti aplinkybė. Tuo metu policijos reidas persikėlė į patį Kretingos centrą, kur pastebėta viena keistenybė. Žmonės kažkaip namie palieka dokumentus reikalingus važiuojant automobiliais. O kodėl palikai dokumentus namie? Gal girtas? Na kad ne, blaivas, tiesiog užmiršau ir tiek. Ką daryti? Reikia valgyti daugiau obuolių, krapų ir slyvų. Tai gerina atmintį, o vienas tai vos išsigelbėjo. 0,20. Truputėlį kažką. Trupučiukas, vos. Nu. Įsigelbėjot. Priminsime, kad Lietuvoje leistina norma yra 0,40 promilių alkoholio. Taip pat norime priminti, kad rugpjūčio mėnesį su dygliuotomis padangomis važiuoti nevalia. Tamsta žiemos sulauksim greitai pagal jūsų važiavimą, supratau.
Per šį policijos reidą buvo užfiksuota 30 kelių eismo taisyklių pažeidimų. 6 vairuotojai buvo girti. Vienas sunkus, jūs jį matėte, vienas lengvas, jūs jį matėte. Taip pat mūsų kameros fiksavo ir vidutinį girtumą. Dar 3 piliečiai papuolė važiuojantis be teisių. Šeštadienio rytą dėl įvykusios avarijos prie Senojo turgaus buvo uždarytas eismas Galinio pylimo gatve. Avarija vyko, kai automobilis Opel Corsa išlėkė į priešingą eismo juostą ir pylė į automobilį Audi. Važiavau čia posūkį davė. Išsukau, nuvažiuoju, dideliu greičiu važiuoju. Pamačiau, kad per vidurį kelio. Lyginė man šalygatvė šoks. Bet jūs iš posūkį išvažiavot, pas jūs, aišku, greičio nebuvo didelio. Kiek, 20 metrų ir iš viso gynė. Čia neįmanoma ant posūkį. Buvo nulyja, tuo metu nulyja Ne, buvo. matot kelias. Šlapias, viskas šlapias. Kelias. Ir tik merginai, per dideliu greičiu galbūt ir ant to posūkį. Nepaskaičiavo radijos. Medikų pagalbos šio incidento dalyviai atsisakė, tad atrodo užpildome eismo įvykių deklaracijas ir skirstomės. Tačiau čia pasirodė, kad ne taip viskas paprasta. Opel Corsos vairuotoja nesutiko su savo kalte ir jai buvo kilę įtarimų dėl Audi vairuotojo girtumo. Dedukas yra girtas ir jis nenusišlepia. Girtas yra? Ir va šitas vairuotojas, man atrodo, yra girtas. Kažkodėl jam nenustatinėja girtumo. Tai nustatinės dar, palaukit. Tada, kai išsiblaivys? Ne, baigit, per 2 valandas niekur jisai nedings. Bet jisai sako, kad jūs dideliu greičiu važiavo. Nesąmonė, aš važiavau į savo juostą, o jis įvažiavo į mano juostą ir į mane atsitrinko. O tai buvo, čia žmonės yra liūdinkai, yra matę. Ir jūs galvojat, kad jisai girtas yra? Man atrodo, pakmelingas. Ta šeštadienio rytą alkotesteriui daug galvoti nereikėjo ir jis sugalvojo 6-0 per 2 vairuotojus. O vėliau ir po tam tikrų paaiškinimų ilgai įrodinėti nereikėjo, kas kaltas dėl avarijos, o kaltas tas, kas posūkyje išvažiavo į priešingą eismo juostą. Opel Corsa. Štai tada ir buvo užpildytos eismo įvykių deklaracijos. Prie to paties Senojo turgaus visiškai buvo paralyžiuotas eismas dėl avarijos, dėl kurios ir negalėjo kilti klausimų, kas kaltas. Bet ne, BMW ir autobusas užtvėrė senamiestį ir tiek. Ir tai vyko tuo metu, kai dar eismui buvo neatidarytas mokyklos gatvės viadukas. Enkė lengvoji tiltų gatvėje ir prieš pat salelę man grinai prieš nulos ir užkirto. Jūs važiavot pirmą juostą į savo juostą? Tai ten viena juosta kaip ir yra pagal išmatavimą. O jisai lenkė netgi? Taip. Kas neaišku? Taigi automobilis BMW lenkė autobusą prieš pėsčiųjų perėją, nenorėdamas atsimušti į salelę, keičia važiavimo kryptį, rikiuojasi, bet nespėja. Kas neaišku. Taigi, kad kol išaiškini visas tiesas, tol kitiems ir tenka pūti nervų spūstyje. Todėl ten tolėliau susidūrė 3 automobiliai, atrodė bus to nervo pasekmė. Bet ne, avarija vyko kaip tik važiuojant į kitą pusę, link miesto, link tos avarijos, link Senojo turgaus. Aišku, sustojot praleist pėsčio turbūt. Ne, maršrutkė sustojo. Maršrutkė sustojo? O čia ant tiesiai ant perėjos? Čia, Aha. Čia sustojo. Jūs sustojot? Iš galo sustojo? Ne, jo, kažkaip. Nežinau, į galą ir viskas. O tai džipas padarė avariją ar ne, kaip jūs galvojate? Džipą turi pažįsti. Sakykit, jūs matėte tą maršrutinį taksi, kuris stabdė prieš tą? Nematėt? Aš buvau sustojęs, matai, kur atmušai. Jo. Sustojom, mums galą į juos. Nes va čia iš jūsų yra, va čia iš jūsų išbirėjo. Koks atstumas buvo nuo tos mašinos? Be viso kito reidas dar atlieka ir švietėjišką pedagoginę funkciją, primindamas, kad susidūrus 3 automobiliams policiją kviesti būtina, kad ši nustatytų, kas kurį kiek ir už ką trinktelėjo galan. Pirmadienio istorijos Taikos prospekte dar nesibaigė. Štai taip važiuodamas po darbo pavairavo visiškai blaivas pilietis mašinas vairuojantis nuo 1970 metų. Per vėlų pastebėjau. Per vėlai pastebėjot? Plytą? Plyta šios laidos tema bus, plyta. Susmekėjau ir Aha. galvoju, ką tiesi. Klausykit, o dažnai čia važiuojat, ponai? Ne. O iš kur esat? Iš vakarų. Nu tai iš vakarų gal dažnai čia turėtumėt važiuoti? Važiuoju į namus. O kur gyvenat? Ne, man... Žmogus vairuojantis savo maršrutais šį kartą pasimovė tikrąją tą žodžio prasme. Anksčiau važiuodavo iš vakarų Jūrininkų prospektų, Laukininkų gatve ir taip pasiekdavo namus Simonaitytės gatvėje. O dabar čia paprašė pavežti pakeleivį kitų maršrutų ir dar užkalbino tuo momentu, kai reikėjo sukti vairą. Dabar šioje vietoje turi įsiterpti reklamos skyrius, o po reklamos toliau laidoje matysite. Klaipėdoje po susidūrimo su vilkiku žuvo dviratininkas, 6 kartus teistas zuikis, važiavęs be bilieto, bėgdamas nuo kontrolierių, pateko po BMW ratais.
Klaipėda pristato Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Reklama baigėsi, tai dabar mūsų laikas, mūsų eteris. Antradienio rytą Alksnynės gatvėje šios gatvės gyventojas 20-metis Mantas, vairuodamas motociklą BMW, išvažiavo į priešingą eismo juostą ir trenkėsi į automobilį Volkswagen Golf, kurį vairavo 18-metis Sergejus. Važiavau čia, jisai maždaug 60 iš posūkio išskristi. Aha. Nu, va, tai. Norėjau į bordiūrą įlįsti, kad jisai. Norėjai ant žolės, ant žolino jo, kad jisai mane į mane. Bet tu jį matėjai? Nu jo, matau. Nu va, čia mašina stovi. Nelabai matosi taip greitai. Diržus matau prisisegęs buvai? Jo, ką čia matosi? Matosi ant kaklo kažko. Čia? Jo, ne? Motociklininkui ligoninėje diagnozuos čiurnos plėšta žaizda, skilo kaulas, vaikinas paleistas gydytis namo. Tokia buvo rugsėjo 1 Alksnynės gatvėje. O štai Jūrininkų prospekte ta rugsėjo 1 baigėsi tragedija. Avarija įvyko apie 19 valandą, kai vilkikas važiavęs iš uosto, kur paliko krovinį, kliudė ir mirtinai sužalojo 70-metį Herkaus Manto gatvės gyventoją Horstą Žemaitaitį, kuris važiavo dviračiu. Labą dieną, mielas ponė. Nu nelaimė nutiko dabar, sakykit, iš kur jisai atsirado dviratininkas? Iš kurios pusės jisai važiavo? Iš tenai atvažiavo. O jūs sukote? Ta prasme, Jūrininkų prospekto atvažiavot? Jūrininkų. Šilutės atvažiavo, taip. O jisai iš kur? Iš anos pusės. Nuo kur? Nuo kur? Jie kartu važiavo. Iš ten, iš anos pusės. Už šviesoforą. Irgi iš ten atvažiavo, Jūrininkų prospektų? Ne, jie atvažiavo nuo Rimkų. Nuo Rimkų atvažiavo? Per sankryžą važiavo. Prie Jūrininkų ir Šilutės prospekto sankryžos dviračiais privažiavo dviese. Buvo daug mašinų ir Velionis vis dėlto ryžosi važiuoti per sankryžą pro vilkiko priekį, sakė liudininkė. Aš palaukiau, kol pravažiuos mašinos, o jisai užsuko už mašinos, o ta mašina stovėjo. Ta mašina stovėjo? Ir mašina pradėjo važiuoti ir matomai palindo. O jūs gatvę važiavote ar bandėt va čia per tą? Per čia. Per va šitą vietą važiuoti. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ši sankryža tai yra sankryžos parodija. Šviesoforas neveikia, tik blyksi geltona šviesa. Toje vietoje, kur į gatvę įvažiavo dviratininkas, pagal logiką turėtų būti pėsčiųjų perėja, bet kelio ženklo nėra. Jis nukreiptas į kitą pusę, o ant kelio, kad čia yra pėsčiųjų perėja, tai ženklų neižvelgsi. 70-metis Horstas Žemaitaitis yra 6. avarija auka nuo metų pradžios Uostamiesčio gatvėse. Ketvirtadienio rytą Šilutės plente įvyko geros parodijos verta scena. Pilietis liaudėje vadinamas Zuikiu buvo pričiuptas 5 maršruto autobuse. 3 kontrolierės vedė neklaužadą į savo autobusėlį, kad surašytų protokolą ir paskirtų baudą. Tačiau Zuikis, gimęs 1985 metais, tik šas tarp mašinų į gatvę ir jį čia partrenkė pravažiuojantis automobilis BMW. Atvažiavo greitoji pagalba, policija, tuo metu į BMW atsitrenkė dėmesio pristigęs Mitsubišio vairuotojas. Partrenktasis pilietis Vitalijus 6 kartus teistas jaunuolis, už tai, kad bėgo nuo kontrolierių, bus nubaustas 100 litų bauda. Už tai, kad sukėlė avariją, bus baudžiamas dar kokių 100 ir apskritai yra nesuprantama, na kaip galima važiuoti miesto keleiviniu autobusu be bilieto. Čia gerą jovalą sukėlė? Kaip čia buvo? Ką? Bėgai, kaip Zuikis esi? Panašus į Zuikį? Tu mane panašus į Zuikį visai. Tai tu galvoji pabėgti nuo kontrolierių. Ką tu galvoji? Aš nelabai supratau. Per mašinos priekį, būtum per galą bėgęs, gal viskas tvarkoj būtum ir pabėgęs. Ką? Ko bilieto neperki dabar? Vilko bilietą. Vilko bilietą? Supratau. Vilko bilietas Klaipėdos keleivinėme transporte negalioja. Aišku, to piliečio, kuris su Mitsubišiu į BMW galą atsitrenkė, dar reiktų paklausti, kur anas žiūrėjo. Bet kad pagrindinis šios istorijos herojus yra ne jis, o 6 kartus teistas Zuikis Vitalijus. Kokių tik grabų nėra mūsų kiemuose, o kiti pasirodo dar ir važiuoja ir dar daro avarijas ir dar iš jų pabėga. Šio Fordo priklausančio Vilniaus savivaldybei istorija kaip tik tokia ir yra. Fordas kliudė Toyota, vairuotojas neva perstatys mašiną ir to jau viskas bus tvarka. Tačiau jis dingo. Matėte tą vairuotoją? Aš mačiau jį.
norėjau užtraukti raktelius, žinai. Jisai sako, nu, būk žmogus, pastatysiu mašiną, žinai. Susitarsim jau čia, nu, sakau, ką čia patarti, žinai. Ir jisai girtas buvo. Ir kaip, aš negaliu garantuoti 100%, bet kvapas sklido. Bet jisai padaręs avariją dingo. Jo dabar nebėra. Aplinkiniai sakė, kad to Fordu naudojosi toks jau labai į gatvių klasiką panašus pilietis, kurį gali pažinoti štai šis iš krūmų išlendantis pilietis, bet mes nesusikalbėjome. Можно. Не вы водили эту машину, не вы водитель? Нет. Кто водитель этой машины? Который? Вот этой машины. Вы знаете водителя, нет? Вот этой? Вот этой машины. Знаете водителя? Знаете? Знаю. Знаете? Где он сейчас есть? Он сидит. Где сидит? Вон возле аптеки. Вот это человек, который подходит сейчас? Не. Не. Сидит возле аптеки. Точно знаете? Пойдем. Вот вы меня снимаете, а потом меня по телевизору. А что вы думаете? Я тут напрасно снимаю? Конечно, покажем. Įdomu bus sužinoti, kas Vilniaus savivaldybėje naudojasi šiuo automobiliu, o gal ten net nežino, kad tokį turi. Viena aišku, kad tai ne mero automobilis ir net ne vicemero. Tiek norėjome parodyti šiandien, na o mes susitiksime kitą pirmadienį naujų senų laikų, 8:30 vakaro Baltikum televizija rodys reidą. Būkite aplankyti. Laidą pristatė Baltikum belaidis internetas Vaimas, stabilus ryšys jūsų namams ir biurui.